Kaip Training Amigo platformoje sukurti pirmąją programą ir ją priskirti klientui. Spaudžiu Programs ir šioje vietoje spaudžiu Add Program. Įvedu programos pavadinimą. Čia matote savaitės pavadinimą, tai galima pakeisti į lietuvišką pavadinimą. Ir norėdamas pridėti treniruotę į šią savaitę spaudžiu Add New Workout ir pasirenku treniruotę. Kad šis vaizdo įrašas būtų trumpesnis, tai pasirenku treniruotę iš jau sukurtų treniruočių sąrašo. Pridedu treniruotę A ir pridedu treniruotę B. Tuomet, norėdamas sukurti 4 savaičių treniruotę, spaudžiu čia esantį mygtuką ir kopijuoju kiekvieną savaitę atskirai. Antra savaitė, trečia, ketvirta. Čia tuomet pakeičiu greitai savaitės pavadinimus. Ir tokiu būdu jau esu sukūręs 4 savaičių programą, kiekvienoje savaitėje po 2 treniruotės. Sukurdamas ją spaudžiu mygtuką Create. Šioje vietoje matome naujai sukurtą programą. Ir norėdamas ją priskirti klientui, šioje vietoje spaudžiu šitą mygtuką, pažymiu klientą, kuriam noriu, kad programa būtų paskirta, ir spaudžiu Assign. Arba programą galiu priskirti, eidamas į klientų langą, atsidaręs klientą. Ir šioje vietoje galiu spausti Add Program ir pasirinkti iš programų sąrašo. Taip pat spausti Assign. Viskas, jūs jau priskyrėte pirmąją programą savo klientui ir jis jau gali pradėti sportuoti kartu su jumis.